Nu tai labadiena žiūrovai, pagaliau pažadėta medžioklės laisvalaikio ir žuklės parodos Outdoor Riga apžvalga. Čia bus daugiau informacijos, bus interviu su svečiais iš Lietuvos, su dalyviais iš Lietuvos. Šie metai yra skirtingi, todėl kad yra daug dalyvių, yra daug priemonių, apie 20, man atrodo, kas dalyvauja parodoje ir žuklės srityje, ir medžioklės srityje. Yra skanėstų prekiautojai, yra kailinių darinių prekiautojai, yra, kas dar mums čia yra iš Lietuvos, šernopieda yra, aišku, yra ragų papuošalų gamintojai, pirmą kartą atvažiavę. Žodžiu, čia yra ką pažiūrėti ir, aišku, labai malonu buvo susitikti Lietuvos medžiotojus, kas buvo atvažiavę gausų būrių, labai daug buvo Lietuvos atstovų, daug su ko buvo pašnekėti, pažiūrėti, ką ir kaip jie mato tą mūsų parodą ir kodėl jie atvažiavo. Aišku, vienas iš pagrindinių paaiškinimų buvo todėl, kad yra priimti medžioklės įstatymo pakeitimai, kas leis Lietuvos medžiotojams naudoti naktinio ir termotaikiklius. Naktinio matymo ir termotaikiklius, tai, žodžiu, visi atvažiavo pasidalinti patirtimi, pažiūrėti, pašnekėti ir galbūt kažką irgi įsigyti, nes čia yra labai daug atstovų, kas prekiauja naktinio ir termomatymo taikiklius. Aišku, yra ir redininė optika, ir žiūronai, ir termokameros skirtingų kainų lygių, labai daug visokių įdomų dalykų. Yra keletą svarbių naujienų, bet pati pagrindinė pas mus pagaliau atkeliavo naujausias Sauer 505, kuris yra išleistas pasaulyje ir jis bus vietoj 404 Sauerio. Ginklas labai gražus, labai simpatetiškas ir pats pagrindinis dalykas, spyna uždarosi labai lengvai. Ir jie veikia kaip legendarinio 90-ojo Sauerio spyna. Ir dar vienas svarbus dalykas, su 505 Saueriu yra naudojami tie paties blazerių laikikliai. Todėl mums labai lengva. Mums reikalingi tik vieno tipo kronšteinai, blazeriui ir Saueriui. 505 Saueriai yra prieinami jau Vilniaus parduotuvėje medžioklės centre. Tai Lietuvos klientai maloniai laukiami medžioklės centre Vilniuje, Smolensko gatvėje 10. Ar šis Saueris turi kažkokių papildomų prietaisų ar kažkokių detalių, kurias galima pakeisti? Praktiškai 505 Saueris yra vietoj 404 ir irgi turi keičiamus vamzdžius. Ne taip lengvai kaip blazeriui, bet irgi keičiami vamzdžiai. Tai kiekvienas klientas gali užsakyti atskirai karabiną ir keičiamus vamzdžius. Kol kas turime ginklą su medinė buože, tai yra riešutų medis, labai gražus. Ir dar turime karbono buožę. Šitas ginklas yra lengvesnis už medinį. Ir dar turim pagrindinį bazinį variantą, plastikinė buožė, labai lengvas ir labai praktiškas ginklas. Dar turime Zeiso naujienas, Zeiss SKCAM 5 ir SKCAM 7. Apie tas kameras mes truputį kažką žinom, bet yra kažkokių naujienų. Čia turime dabar naujieną Saulės panelis 1200 megaamperinių valandų. Tie, kas turi važiuoti kažkur toli, tai yra labai svarbu turėti tokį Saulės bateriją. Ir dar turime naujieną, kartu su Saulės baterija eina ir powerbankas, kas leidžia naudoti kamerą 10 000 valandų.
Aš jau važiuoju būtent į Rygą, tai jau 3 metai ir stengiuosi į skirtingas, tiek būna ar kaip dabar medžiokliai, ar būna maisto šventė, ar būna ta pati kelionių mūgė. Man iš tikrųjų čia patinka, nes matau, kad ir žmonėms mūsų produkcija pradeda patikti ir atrandu jau žmonės ateina, o aš tave mačiau prieš 2 metus, prieš 3 metus, žinai. Tai taip fainai iš tikrųjų, tai ir atneša net kažkokią dovanėlę. Aišku, gaila, kad mes čia parduotuvės kažkokio Rygoje neturim, žinai, bet, nes žmonės tikrai yra poreikis, bet, viskas gerai. Kai čia atvažiuoji, tada jauti ir perka, ir pokalbis, ir viskas vyks. Ne, aš tik tai parduodu. Taip, man duoda biškį parėkaut, kad juos ant medžiotojų išvilioti. Bet, kaip tu manai, koks yra paprastų žmonių požiūris į tą žvėrieną? Ar keičiasi? Keičiasi. Pradžiai, iš tikrųjų, prieš kokius 3 metus atrodo, kad čia kažkas tokio, kažkas negerai. Bet kai duodi ragauti, iš tikrųjų, tai yra per ragavimą. Duodi ragauti, pamato, kad atranda naujus skonius. Vėl. Tuos skonius gali suderinti su kažkokiu skaniu gėrimu, visą kitą. Ir vėl, tų prekių nerasi nei Maksimui, nei Rimi, nei iki didžiuosius tinkluose, nes tiek žvėrių nėra. Plius yra viskas gaminama rankom, atiduodam daug širdies, tai tas ir jaučiasi ir skonis, natūralumas. Jeigu naudojam dūmą, tai jis iš malkų, natūralus, kaip darė senoliai pagal senovinius tradicinius. Vytinam, taip, išlaikom tas 30-40 dienų, kad produkcija gautųsi skanu. Nes, pavyzdžiui, kaip ir su alum, tas pats ateina ant miltelių, visą kitą. Irgi skonis keičiasi, prastėja, viskas eina į masinę gamybą. Mes kol kas neinam į masinę gamybą. Mes einam į tą, kad padaryti kokybę ir kad žmonės džiaugtųsi, kad prisimintų vaikystę, nes tik vaikystėje tą galėdavai paragauti natūralų dūmą, aš kaip sakau, dešrytę su natūraliu dūmu. Tai taip. Saulius, laba diena. Labą dieną. Pagaliau dar Rygoje su tavim susitikom. Taip, malonu. Ką čia vaikai, ką darai? Aš atvykau sudalyvauti Latvijoje parodoje. Medžioklės ir poilsio. Labai didelė paroda. Labai nustebino daugybė tokių lankytojų. Labai daug lankytojų. Šiais metais daugiau, ar ne? Šiais metais žymiai daugiau. Labai daug lankytojų. Kas labai malonu, daug jaunų medžiotojų, kurie domisi medžioklės tema, domisi ypatingai mūsų ta tema bebro medžioklė, kitų kailinių žvėrių medžioklė, humaniškų požiūrių į sumedžiojamą žvėrį, kaip jį paruošti, kaip jį sūdyti, kaip transportuoti, kur išdirbti, ką galima iš jo pasigaminti. Tai tas labai malonu, tiesiog jaučiasi, kad medžiotojai jau pradeda tokie būti, kaip čia pasakyti, bijau pasakyti žodį civilizuoti, bet žymiai labiau išprusę. Jiems jau nebereikia prigaudyti ten 50 ar kažkiek bebrų, jie labiau domisi sumedžioti, įdomiai sumedžioti 5, 8, 3. Taip, parodoje Ryga Outdoor Ryga 2024 metai. Aišku, yra ir kažkoks peilių pasiūlymas. Yra 2 stendai. Purnavo muiža, žodžiu, medžioklės centras. Turi pasiūlymą, paskui mes nuėsim pažiūrėti irgi tenai peilius, bet didesnis stendas yra AA knygos. Jūs galite pažiūrėti ir internete. Tokia svetainė yra. Čia yra visada daug žmonių, daug domisi peiliais ir galandimo įrenginiais. Ir aišku, specialistų nuomonė klausia labai daug. Tai mes pažiūrėsim, kas čia yra ir paklausim truputį galbūt pardavėją apie jo pasiūlymą. Čia galandinimo prietaisai yra nuo pačių paprasčiausių. Nuo tokių, kokį galima į kišenį įdėti. Ir iki tokių, kur galima naudoti galandinimo akmenį. Galima įsigyti skirtingus prietaisus
Kainos yra skirtingos, aišku, yra komplektai su akmenimis ir su, how to say, aš neatsimenu, kaip lietuviškai pasakyti, šitą daiktą. Galima atskirai nusipirkti, galima komplektą įsigyti su galandinimo prietaisa. Yra toks įdomus irgi daiktas, strādā viņš. Visokių skirtingų galandinimo prietaisų galima įsigyti. Šitas yra toks paprastas, šitas didesniams peiliams turi būti, šitas yra galima pasukti, aš galvojau kažkaip. Irgi paskui yra tokie su motorais. Aš turėjau tokią Worksharp galandinimo prietaisą ir supratau, kad jeigu ilgai naudoji, tai peilis gaunasi paskui apvalus. Todėl aš jį pardaviau ir nusipirkau kažkokią tokią galandinimo prietaisą. Čia galima įdėti peilį, čia yra dedamas galandinimo akmuo. Reikia naudoti šitą prietaisą ir galima labai gerai pagalastyti savo peilį. Čia galima irgi įsigyti dėklus peiliams skirtingus, atitinkamai dydžio. Tokius. Šitas yra labai įdomus dėklas. Čia yra pačio Henri, to žmogaus idėja. Dėklas yra iš 2 dalių. Tai pabandysiu jums parodyti. Su viena ranka sunku. Žodžiu, šitą reikia pridėti ant kelnių. Kaip yra? Juosta? Kas kelnės įdėdama. Ir paskui šitą dėklą galima išimti. Peilis yra čia dėklė ir jį galima išimti kartu su šitą vieną dėklą. O šitas lieka ant jūsų. Ir idėja yra tokia, kad jeigu reikia, pavyzdžiui, įeiti į parduotuvę, tai galima peilį palikti mašinoje su dėkla ir jums ant jūsų liks tik šita dalis. Labai geri tokia įdomi idėja ir labai gražus irgi gaminys iš tikros odos, labai gražiai pagamintas su tokia, matėt tokia akcentuką. Čia, todėl aš negalėjau išimti, todėl kad jis čia yra kaip užrakinamas, galima sakyti. Toks dėklas, skirtingų spalvų, yra paprastieji dėklai irgi tenai. Ir aišku, čia yra papuošalai, kokius galima uždėti ant peilių. Ir truputį kažkas gaminimui. Ir aišku, yra patys peiliai. Tuoj mes pažiūrėsim, kokie ten peiliai yra. Čia yra nerūdijančio plieno peiliai. Klasikinės tokios formos. Čia mėgstama tokia iš senesnių laikų forma peilio. Čia yra toks geras labai peilis nuimti odą, apdirbti gyvūną. Skandinaviško arba galbūt jakutiško stilaus peiliai. Šitie ir jakutai? Tai jakutiško stilo peiliai dabar labai populiarus, jūs žinote, ir Lietuvoje irgi yra gamintojai, kas tokius daro. Ir galima įsigyti irgi originalus kažkur iš mūsų kaimynų šiaurės regionų. Čia yra dar truputį brangesnis, 160. Čia, kas čia yra, tuoj paklausim. Andrei, kas ir šitas patērauda pa šitos? Vācu instrumentālais kalts instrumentālais tērauds. Ok, čia yra... Bet nav trausls, un labi turas. Iesaka arī medniekiem, jo var ielikt iekšā locekļos un kauliem, un viņš nesalūzīs un nevarīsies. Tai pardavėjas pasakoja, kad čia yra vokiečių labai kietas D2 plienas. Jis yra labai kietas, bet nėra toks nelūžtantis. Ir žodžiu, šito plieno peilius galima naudoti apdirbant gyvūną medžioklės namelyje, šitus. Ir jie nebijo kaulų. D2 plieno peiliai nebijo kaulų. O toks yra pasiūlymas. Kaina yra pakankamai gera. 160 iš gerą darbinį peilį čia nedaug. Čia truputį brangesnė, todėl gražesnė. Matote, yra rankenos truputį kitokios ir su papuošalais čia galima pamatyti. Toks, kam kas patinka, kam ko reikia. Varom toliau. Čia irgi 160 ir dabar jau yra
toks padalinys, kur yra Damaskaus plieno peiliai. Matom šitą gražį tokią išvaizdą. Galima iškart suprasti, kad tai yra Damasko plienas. Irgi matote šitą pažymėta, kad tai yra knyvės darinys. Labai jaučiasi, kad tai nepaprastas kažkoks plienas glūdus kaip šilkas, bet Damasko. Didesnį, mažesnį, čia yra truputį, galima sakyti, skandinaviškų stiliaus peiliai. Mažesnį, čia su kableliai yra, su kabliuko apdirbimui. Samavimas. Matote, šitas man peiliukas labai patinka, kaip tokia žuvytė. Pavyzdžiui, bebrą apdirbti su tokia būtų labai patogu. Arba stirnina, pavyzdžiui, arba kiaunė, kažkams mažam kažkokiam gyvūnui. Bet, galima irgi elnę irgi apdirbti galima su tokia. Tik reikia priprasti jį naudoti tokią mažą. Čia yra kišeniniai peiliai, labai irgi patogu. Tas pats, man atrodo, irgi kažkas Damasko plienas, man atrodo, yra. Čia yra bulatas. Toks, galima sakyti, legendarinis plienas. Visiems labai patinka tas pavadinimas bulatas, tai labai gražu. Kuo jis skiriasi, matote truputį tą frakciją ir struktūrą kitokią. Čia yra Damasko, čia yra bulato. Net ir parašyta ant peilio, matote, kad čia yra bulatas, HRC nuo 61 iki 63, tai labai kietas peilys. Ir kaip prieš to pardavėjas pasakė, tai jeigu tu esi tingys ir nenori ar nemoki galandinti savo peilį, tai geriau yra imti minkštą. Todėl, kad padirbėjai pagalandai ir galandinti labai paprasta. O jeigu tu žinai, kaip galandinti peilį ir labai patinka tau tas darbas, tai tu gali imti jau kietesnį plieną ir jis bus tau labai geras, nes sunku pagalandinti, reikia žinoti, kaip tai reikia daryti, bet kada tu tai padarai, tai kietesnio plieno peilis labai ilgai tarnauja, galima apdirbti net ir 2 ir 3 šernus su vienu galandimu ir viskas bus gerai. Ir čia tokie gražesni peiliai, išskirtiningos rankenos. Čia turbūt dramblio kaulas, zilai kaulas. Raks. Kur yra raks? Čia yra briedžio ragas. Čia turbūt irgi briedžio ragas. Labai gražus rankenos, žiūrėkit, ir formos skirtingos. Galima pasirinkti, koks tau patinka. Šitas mažas toks moterims labai tinkamas būtų. Čia dar mažesnis, čia rankena labai įdomi. Irgi galima įsigyti virtuvės peilių, matote. Ir yra filėjo peiliai, ir šefpavaro peiliai čia yra. Labai skirtingi ir visiems tinkami. Galima išsirinkti, koks tau patinka. Tai žodžiu, tiek daug apie knygos pasiūlymą čia parodoje Outdoor Riga 2024. Čia yra pasiūlymas iš medžioklės centro. Keletą peiliukų, gera kaina, geri gamintojai, žinomi gamintojai, Fox knygos. Čia yra blazerio peilis. Tokią formatą mes labai gerai žinom, bet čia yra blazerio pasiūlymas. Ir čia truputį brangesnį kažkokį, truputį taktiniai. Plastikinis rankenos, čia yra ragas ir medinės rankenos, dar plastikinė. Tokios kainos yra, irgi matote, skirtingos. O čia pačiam pirmam aukšte, čia yra jau tokie rimti, tokie brangi peiliai. Čia mamuto iltis, rankena yra iš mamuto ilčio. Ir autorius yra Ferences Tumpekas. Matote, čia yra parašyta su autorius parašu. Galima įsigyti jau tokią išskirtinį peilį. Medžioklės centre, tai Vilniaus parduotuvė, jūs gerai tokią žinote.
aukštesnė tokia paroda ir lietuvių susidomėjimą dabar. Kaip yra? Taip. Šiandien kalbėjausi nemažai lietuvių ir įdomiausia yra taip, kad yra klaipėdiečiai, panevėžiečiai, jie sako, mums yra žymiai arčiau nuvažiuoti iki Rygos, nei tarkim iki Vilniaus. Tai vat dėl to ir visi žino žinia dėl gegužės 1, tai tikrai nemažai lietuvių šiandien sutikau ir vakar balsą jau prarėkiau ir visi klausinėja, ar nori prietaisą su ant dieninės optikos, tai yra to priedėlio. Visi ieško priedėlio, bet kai pradedi šnekėti, kai parodo taikiklius, žmonės pamato, kad taikiklis yra tikrai geras sprendimas, jeigu tu turi antrą ginklą arba tu turi tvirtinimus su greitų nuėmimu. Tai dažniausiai sakau taip, jeigu jūs turite vieną karabiną ir pas jūs nėra, tarkim, vietos seife, galim pasakyti. Sakau taip, bet jeigu jūs turite vieną karabiną ir jūs neturite vietos seife, tai mano rekomendacija turėti priedėlį. Tiesiog jūs turite priedėlį ir dirbat su juo. Tarkim, šitas konkretus tai yra pas mus Kryptonas 2 FXG 50. Ir jeigu, tarkim, jūs turite galimybę vis tik turėti arba dedikuotą ginklą termovizoriniam taikikliui, arba jau naudojate greito nuėmimo laikiklius, tada tikrai imkite taikiklį. Klausyk, turiu tokią gal techninį, gal mitologišką klausimą. Pati naudoju naktinį taikiklį. Ir pasirinkau naktinį taikiklį todėl, kad man tuo metu buvo toks įspūdis, kad jeigu tu naudosi termotaikiklį medžioklėje per naktį, tai gali būti tokia situacija, pavyzdžiui, yra šernas už krūmų ir su termotaikikliu tu gali nepamatyti kažkokias šakutes ir tada šūvis nebus pakankamai tikslus. O su naktinį taikikliu tu tas šakutes būtinai matysi, nes jis naudoja tą atmuštą šviesą. Kaip yra? Gerai, yra taip, kad jeigu gyvūnas yra už šakų kažkur, greičiausiai su naktinį taikiklį jūs jo ir nepamatysit. Tai jeigu daug šakų. Jeigu daug šakų arba žolė ir taip toliau, jūs tik nepamatysit. Su termiku jūs pamatysit kas ir kaip. Antras dalykas, dažniausiai yra gyvūnas, yra šakos, reikia pasižiūrėti, pasifokusuoti ir jūsų fokusas, tarkim, nustatytas yra ant pačio gyvūno, tai yra viena, o antra, jūs galite pasižiūrėti, ar padirbti su fokusu, ar yra kažkas priešais jūs, arčiau, toliau ir taip toliau. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, tai labai svarbus yra prietaiso pats jautrumas. Kuo jautresnis sensorius, kuo jis geriau rodo, tuo daugiau jūs detalių ir matot. Tai reiškia, kad rinkitės didesnės rezoliucijos prietaisą, rinkitės prietaisą su didesniu lęšiu, kuris gauna daugiau informacijos ir tokiose situacijose jūs tada galėtumėt įvertinti, ar yra šaka ar ne. Tada jūs ją pamatysit geriau. Tai čia yra toks bendras. Bet šiaip, jeigu gyvūnas yra kažkur krūmuose, aukštoj žaliai, tai vis tiek jums reikia termiko, kad pamatyti, ką daro. Pasakokit, ar čia pirmą kartą jūs Latvijoje dalyvaujate? Jo, pirmą kartą. Ir kodėl sugalvojate? Tiesiog, kaip čia pasakyti, o dabar irgi reikia gerai pagalvoti, kodėl sugalvojom. Mes netoli iš tikrųjų gyvename ir norėjome pabandyti. Čia didelė auditorija ir aišku dėl to paroda. Iš vis mūsų pirmoji paroda, kur mes taip dalyvaujam. Taip. Čia sekanti diena, antra diena. Taip. Ir kaip vakar buvo viskas? Sekėsi tai labai gerai. Fantastika. Labai gerai, taip. Nu, labai Bet juokinga tas, kad labai daug lietuvių atvyko. Daug auditorijos lietuvių. Nu ir kodėl jūs manote taip yra? Na, vis tiek ta pati didžiausia Baltijos šalyse tokio pobūdžio paroda, tai aišku, daug ir atvyksta. Taip. Fantastika. Nu, mes irgi galvojam, kad reikia jį pakelti aukščiau, kad daugiau būtų ir iš Lietuvos dalyvių, ir svečių iš Lietuvos, kad būtų. Tai ką jūs siūlote? Papasakokite apie jūsų produkciją. Tai mes gaminame gaminius iš miestinių laukinių gyvūnų ragų, kurie yra randami miške. Tai briedžio, elnio, stirnino
ir tiesiog kūrybiškai panaudojame medžiagą ir pateikėme žmonėm. Jūs patys dviese visą gaminate? Mes turime ir darbuotojų, ir patys darome. Aš labiau, pavyzdžiui, dažymo darbais užsiemu arba viešinimu, nuotraukomis ir internetinę parduotuvę. Vyras bendrai daugiau bendrauja su klientais arba su pirkinėjimu ragų, o darbuotojai tai tiesiog rankomis daro dirbinius, išdrožinėja ir panašiai, poliruoja. Ir kur jūs parduodate savo tos gaminius? Turbūt ne tik Lietuvoje. Taip, mes turime internetinę parduotuvę, tai mes užsakymus siunčiame tiek į Ameriką, tiek į Australiją, Prancūziją, Vokietiją, Italiją, Norvegiją, Olandiją taip pat. Žodžiu, visur, kur užsisako. Tai mano kūryba, Artūras Davainis esu iš Vilniaus, iš Lietuvos. Puošiu moteris. Konceptas mano turbūt darbų būtų tai, kad tai yra viskas Baltijos regionas. Ta prasme, medis, kuriam nuo 3 iki 7 ar 10 iš ko gaminu. Tai yra juodas ąžuolas, yra Pabaltijo gintaras ir ragai. Viskas tai yra lietuviškos medžiagos, kurios be abejonės turi gilę, sakyčiau, tokią, kad gilę, gintaras yra gimęs iš medžio, sakysim taip, jo gyvenimas. Prasidėjo medyje, tai sakai, tiek šitas medis, jisai yra išgulėjęs apie nuo 3000 metų vandenyje. Taip ir gintaras, vėlgi vanduo, tai jų gyvenimas labai panašus, tik tiek, kad gintaro yra nuo 50-80 milijonų metų senumo, o tai yra amžini dalykai. Ir ta kūryba mano yra daugiau, manęs klausia, iš kur idėjų, tiek ir iš tenais, iš Dievo, nes mano rankom sukurta pastebėti tik tai ir nesugadinti, kas sukurta Dievo.
medžiotojas iš Pasvalio rajono. Super. Atvažiavot į Latviją, kaip suprantu. Kodėl? Taip, į parodą apžiūrėti. Kiekvienais metais pagal galimybę atvažiuojam aplankyti, ypač medžioklės parodos. Bet šiais metais turbūt yra kažkokia, truputį tokia įdomi priežastis, nes leido Lietuvoje naudoti naktinius, o Latvijoje galima labai daug ką įsigyti, ne? Taip, tai dabar Latvijoje ir atvažiavam pažiūrėti, kokius jie naudoja ir kokia galimybė pas mus dabar įsigyti. Termovizorius, naktinio matymo optikas. Nes... Ką manote apie tą leidimą, kad galėtų naudoti tokius įrenginius? Ar tai gerai, blogai, kaip pažais medžioklės sritį? Aš manau, kad gerai, nes kiek anksčiau buvo galima šernus pasišvies prožektoriais, tiek dabar galima bus su naktiniais arba termovizoriais. Ir bus aišku taiklesnis šūvis, atsirinkti ligotus ar neperspektyvus žvėris ir bus žymiai paprasčiau juos identifikuoti patamsiai. Taip, humaniškas žuvis. Labai gerai. Dėl parodos. Labai gaila, kad Lietuvoje nėra tokios parodos, ar ne? Taip, jau Lietuvoje reikėtų irgi kažką suorganizuoti, nes aš ne vien tik tai esu medžiotojas, esu motorinį valčių ir džipų mėgėjas, tai va čia ir aš tuo pačiu laiku apžiūrėsiu visą paradą, ir valtis, ir turizmą, kaip sakant. Tokios parodos Lietuvoje tikrai reikėtų. O ką jūs manytų, jeigu būtų viena tokia didelė paroda, kaip Baltijos lygio, Lietuvoje, Latvijoje ir Estonijoje, galbūt Latvijoje, todėl kad jį viduryje yra. Ką jūs manytų, ar lietuviai važiuotų? Žinoma, kad važiuotų. Nes ir dabar sutikau ne vieną lietuvį jau ir ne vieną lietuvių paradą yra. Ir mačiau medžioklę iš Radviliškio aprangą reklamuoja. Ir vandens transportą reklamuoja. Taip, kad manau, į Rygą susibėgti iš aplinkinių rajonų čia ne problema. Malonu matyti Latvijoje. Labadiena. Pristatykit. Romas Šernius. Veterinaras, ne? Veterinarijos gydytojas. Ir medžiotojas. Ir medžiotojas, taip. Fantastika. Tai turiu klausimą. Nesenai Lietuvoje buvo priimti pakeitimai medžioklės įstatymė, kas leidžia naudoti naktinius taikiklius. Tai kokia jūsų nuomonė apie šitą pakeitimą? Atvirai pasakius, tai yra pagaliau. Kadangi pas mūsų naktiniais galima bus medžioti tik nuo gegužės 1 dienos, Seimas patvirtino, tai su naktiniu galima daryti selekciją, tą šūvį atlikti tikslų, ne kad reiškia žvėris iškart skristų vietoj. Žinoma, pas mus dar diferencijuoja žvėris, galima bus medžioti tik tai šernus ir plėšrūnus, invazinius žvėris, kitų negalima. Tada čia teisės aktai turi pasipildyti, bet ačiū Dievui, sakau, kad jau šitas pagaliau įvyko. Bet iš veterinarijos požiūrių, žinote, medžiotojai sako, tai tikslus humaniškas šūvis. Ne medžiotojai sako, o dabar viską iššaudys. Jūsų veterinario nuomonė kokia? Nieko neišaudys. Taip sakė, išaudys, reiškia, buvo licencijuojami šernai. Sakėm, kad išaudysim šernus. Maras juos pasus panaikino. Toliau buvo licencijuojamas stirnos ir ožiai, stirninai. Tų žymiai daugiau dabar negu ir yra. Vėlgi, licencijos panaikintos, neįsišaudė. Medžiotojai dabar truputį kitokie, nešaunam mes viską, kas krutam. Yra taisyklės, yra leidžiamės normos, aptarė klubai, kiek galima, ko medžioti. Čia nieko, čia tik tais geriau. Dar, kad pateisytų ir duslintuvus ir kitus žvėris, kad leistų medžioti su naktinio matymo prietaisais. Bet duslintuvus kodėl reikia, paaiškinkit, kaip jūs manote? Duslintuvas taip yra. Sakysim, jeigu tai yra šūvis, garso šūvis, jei iš karabino, sakysim, iš karabino dar kanopinis visus tik galima ir medžioti, tai yra garso šūvis, tai stresų tam pačiam žvėriui, žvėrim kitiem, kurie ateina, jeigu kaimeniai, tai tam yra toliau pačiam žmogui klausai. Variminėse medžioklėse, jei su duslintuvu, tai ir šuniui kenkia klausai, reiškia, jie jo pusę šaudė. Tai čia vėl tik tais turėtų, man atrodo, kad kažkada tai... Kad reikėtų, ne? Taip, reikėtų, taip. Super, geros parodos jums. Dėkui jums taip pat. Sveiki, medžiotojas iš Lietuvos Sigitas. Malonu jūs matyti čia Latvijoje. Tai papasakokit, kodėl atvažiavote į Rygą? Kadangi Latvijai mūsų kaimynai, pamatėm reklamą, sakom, reikia pavažiuoti, pasižiūrėti, kaip tokius parodus organizuojamus Latvijoje, bet mes, kaip sakyt, dabar tik tai ką tik įėjom, tai nelabai kažką, kaip sakyt, galim komentuoti apie pačią parodą. Tiesiog kol kas susipažįstam, žiūrėsim, kokios kainos, kokie pasiūlymai, gal kažką ir įsigysim. Bet pagrindė pati idėja kaip tokia. Kaip jūs manote, kodėl Lietuvoje nevyksta parodų? Kur ta problema?
Nu, gal aš nežinau, tiesiog nesu susidūręs, kiek tiksliai medžiotojų Latvijoje, aišku, galbūt ir per mažas besidominčių medžioklę, žūklę žmonių skaičius, kad apsimokėtų finansiškai šitokią parodą organizuoti. Tiesiog čia mano pamastymas, aš nesu tikras, kad tai ir tiesa. Bet manau, kad po truputį žmonės vis stengiasi daugiau pažinti gamtą, pabūti daugiau toj gamtoj, tai galbūt atsiras ir Lietuvoje toks poreikis. Bet reikėtų, ar ne? Aš manau, kad taip. Gal pradžia bus nekokia, pirmas plynas kartais būna prisvėlęs, bet paskui jis visai sekantis jau pasitaisų. Nu tai va, taip ir praėjo 3 dienų paroda Rygoje, Outdoor Riga. Labai daug buvo lietuvių, tikrai. Organizatoriai sako, kad šiais metais lankytojų iš viso buvo labai daug, daugiau nei kitais metais ir paroda irgi išaugė. Daugiau yra dalyvių, labai įdomi paroda buvo. Aišku, kad yra galimybė vystytis ir augti ir aš labai tikiuosi, kad galbūt kitais metais bus daugiau atstovų iš Lietuvos, nes mes esam Latvijoje, Latvija yra viduryje, Baltijos šalių viduryje ir galima galbūt pakviesti visus iš aplinkos šalių, iš Lietuvos, iš Lenkijos, iš Estijos. Nu tai kitais metais susitiksime čia parodoje, Kypsalos salėje ir galbūt daugiau bus Lietuvos atstovų, daugiau bus Estijos atstovų ir didesnė bus medžioklės paroda, bet šiais metais tikrai ji didelė, labai irgi graži ir tikrai įdomu buvo dalyvauti. Tiek daug, žiūrėkite vaizdo įrašą, paspauskite mygtuką prenumeruoti ir pasidalinkite savo socialiniuose tinkluose nuorodą, kad kiti irgi galėtų pažiūrėti ir aišku visiems, kas mus palaiko, kas žiūri žurnalo Medžioklė vaizdo įrašus ir pokalbius apie medžioklę. Tai žodžiu, medžioklė valio ir ačiū, kad esate kartu su mumis.